3,5 tūkstančio eurų nešiojamas kompiuteris. Tai vakar į mano rankas pakliuvo šis brangus nešiojamas kompiuteris su tikrai galingomis specifikacijomis i9 13900HX, RTX 4080, 32 GB RAM, terabaitas SSD, 15,6 colio dydžio 4K panelė ir šitas laptopas arba konkrečiai jo ekranas turi funkciją, kurios neturi joks kitas nešiojamas kompiuteris planetoje iki dabar. Tai visada žentelių yra labai svarbu, kiek visokių jungčių turi nešiojamas kompas, nes aš pats, kai turėjau savo, tiksliau turiu savo vis dar, pažiūrėk, kai stacionarą nusipirkau, kaip aš naudoju. Dulkės realiai renka. Tai pas mane yra 4 USB-A jungtis, 2 Type-C, plus HDMI, plus interneto jungtis. Tai man yra labai svarbu, nes jeigu tu pirki tokį brangų kompiuterį, tu tikėsi visko, ne? Tai čia mes turim 2 Type-A, 2 Type-C, 3 Type-A. Viena iš jų yra, ar abi, man atrodo, Thunderboltai, tai tikrai labai greitos jungtis, HDMI ir interneto portai yra atskiri. Taip pat didžiulis privalumas, kad mačiau turi micro SD kortelę. Tai pavyzdžiui, turinio kūrėjui šitas nešiojamo kompiuteris tikrai galėtų pasitarnauti. Taip pat šio nešiojamo kompiuterio ekranas yra 4K, bet tik su 60 Hz, apie tai truputį vėliau. Plus pačio ekrano spalvų atkartojimas, konkrečiai pagal Adobe spalvų paletė yra net 100%. Tai ypatingai žmonėms, kuriems reikia galingo nešiojamo kompiuterio su ypač geru ekranu, ar net turinio kūrėjai, nuotraukų redaguotojai ir montuotojai, kurie dirba nuotoliniu būdu, šitas ekranas yra vienas geriausių, ką galima pasiūlyti rinkoje. Bet šio nešiojamo kompiuterio kaina yra didelė ne dėl to, o dėl to, kad štai šio nešiojamo kompiuterio ekranas yra, arba net nėra, o turi 3D technologiją. Tai iš principo jisai turi tai, ką jūs matote, nuėję į kino salę ir užsidėję akinius. Tai su šiuo laptopu galima matyti vaizdą, net ir žiūrint YouTube filmuką, įjungus specialią funkciją 3D vaizdą, kas yra, tu nori kišti tą ranką į ekraną, kas yra, mano nuomonė, žiauriai kieta inovacija, bet kiek jis svarbi ir aktuali ir naudinga, sužinosim toliau video. Matos, kad padarytas iš tikrai kokybiško plastiko, nesilanksti ir panašiai, taip pat, norėjau sakyti, taip pat matosi, kad geras aušinimas, bet iš principo, kai tu perki laptopą, nešiojamą kompiuterį už tokią sumą, tu jau gamintojas jau negali paimti ir taupyti ant aušinimo. Kalbant apie laptopo klaviatūrą, tai daug aš kažko labai nepasakysiu. Lyginant su Legionu, jinai atrodo kažkiek geresnė, negaliu pasakyti kiek. Turbūt reikės kur kas daugiau nešiojamų kompiuterių pratestuoti, kad žinot, randi blogesnį, randi geresnį variantą ir nuo tada ta kompetencija užauga. Taip pat kalbant apie kolonėles, vėlgi, negaliu atsakyti, ar jos geras nepalyginęs. Čia yra 1000 eurų, čia yra 3,5 tūkstančio eurų. Jos ne tiek kiek geresnės, kiek jos garsesnės, bet iš principo vėlgi, greičiausiai turėdamas tokį nešiojamą kompiuterį, tu turėsi aukščiausio lygio ausinės, nes pirkdamas kompų už 3,5K, gali sau leisti greičiausiai įsigyti ir geresnės ausinės. Aišku, jeigu nori geros garso technikos, tai yra puikiai integracija į mūsų epizodo rėmėją Beking kolonėlės. Tikrai geras šmotas, labai gerą kainą. Kai nori geros garso kokybės už ypač gerą kainą, Beking yra turbūt geriausias pasirinkimas. Bėk į beking.lt ir ten išsirink tinkamiausią kolonėlę savo. Bet mes šiandieną ne apie tai, tai dabar turbūt reikia parodyti jums, dėl ko šitas nešiojamas kompiuteris ir kainuoja 3,5 tūkstančio eurų. Kad ir koks nešiojamas kompiuteris būtų galingas, bet visada tu turėsi problemą, kuri vadinasi garsas. Ventiliatoriai pradeda 6300 apsisukimų per minutę greičiu, kas yra labai nemalonus garsas. Tai, ką tu čia daugiau bepaminėsi. Čia yra laptopų gyvenimo dalis, tai su to turi visada susitaikyti, kad jisai kais ir už. Nesvarbu, kokį nešiojamą kompiuterį tu pirksi. Taip pat ekranas, net ir nejungus tos 3D funkcijos, yra tikrai labai malonus. Pakartosiu, gaila, kad neturi daugiau hercų, bet tikrai panelės spalvos yra labai gražios. Niekur neradau informacijos, ar čia yra OLEDinis ekranas, bet nepaisant to tikrai spalvos yra labai malonios, labai geros, tai video editoriams jisai tikrai patiks. Tai vat, pavyzdžiui, bet kokį video, nuotrauką ar panašiai, šitas kompiuteris tau leidžia matyti 3D vaizdu. Dėl to aš sprendžiu, nepasidomėjęs iš to, kad čia yra 3 kameros, kurios nustato tavo akių poziciją, nes vienu metu 2 skirtingi žmonės dėja negali žiūrėti 3D vaizdo, gali tik vienas. Vėlgi, tai reiškia, mėgautis galės tik vienas vartotojas šitą funkciją, bet nepaisant to, įjungus vaizdą, tik ir norisi kišti ranką į ekraną. Atrodo literaliai langas be stiklo į aplinką.
Bet dar vienas dalykas, įjungus šią 3D funkciją, ekrano rezoliucija sumažėja iki Full HD. Tai rezoliucija, kurią tu matai, yra kur kas prastesnė negu originali ekrano. Na, bet turbūt tai yra tas trade-offas, kuris būtinas norint išgauti šitą 3D funkciją. Taip pat šitas 3D ekranas palaiko ir dalį žaidimų, aišku, tų žaidimų tikrai nėra daug. Labai apsidžiaugiau pamatęs, kad yra toks žaidimas kaip God of War'as, tai pasižiūrėsim, kaip žaidžiasi su šią 3D funkcija. Taip pat matau, kad norint paleisti žaidimą per Steam įprastą platformą to padaryti negaliu. Įsijungia kažkokia panaši vartotojo sąsaja į Steamą. Šiaip iki vakar net nežinau, kad tokia technologija ekranuose egzistuoja. Aš taip įsivaizduoju, ekrane greičiausiai yra 2 eilės pikselių, kurie kažkaip išsijungia. Kitaip aš to negalėčiau paaiškinti. Šiaip buvo parašyta laptopo aprašyme, kad yra atskirai kažkaip ventiliuojama klaviatūra, kad jinai nekaistų žaidžiant, nes daugelis nešiojamų kompiuterių vartotojų skundžias būtent šią problemą, kad laptopų klaviatūra kaista. Tai čia yra pakankamai šalta, apart iš visų kitų pusių tikrai. Šioj patalpėliai pažaidus 1 valandą, tikiu, kad patalpos temperatūra pakiltų per kelis laipsnius. Ta prasme, okei. Užskaitau. Ta prasme, būtent šita funkcija su optimizuotais žaidimais atrodo nerealiai. Jeigu man dabar reikėtų rinktis žaisti ant šito mažo ekrano ar ant mano 55 colių žaidiminių teliko, tai tikrai renkuos šitą variantą. Nes patirtis tokia, kaip čia pasakyti, negaliu sakyti surreali, bet, aš matau, atrodo pro langą, pakartosiu. Pažiūrėk, Jonai, sėsk. Gerai atrodo. Jo, užtrunka apie 5-10 sekundžių, kol sugaudo vaizdą, bet... Atrodo, kad paimtum, žinai, net. Kol kameros laikiklis buvo nusėdęs, tai turėjau progos pažaisti, iš tikrųjų žaist patirtis nereali. Tai šią savaitę, kol aš turiu tą laptopą, aš juo ir žaisiu. Bet pirmas pastebėjimas, po 5 minučių šiaip paskausta akis duoda apkrovos. Tai užsidėjus šitos sakinius, kuriuos gavau nemokamai iš Filmano turnyre, kuriame nugalėjau 1 vietą. Tai galiu pasakyti, kad tikrai kažkiek visą tą darbą palengvino, bet vėlgi, kiek aš čia žaidžiau? 10-15 minučių? Ar tai yra pakankamai nuspręsti apie akių nuovargio lygį, apie akinių padėjimą akims? Dar yra per anksti, tai padarysiu didesnius, išsamesnius testus. Jeigu norite kažko panašaus, rašykite komentaruose. Kompiuterio temperatūros procesoriaus yra 83 laipsniai, vaizdo plokštės 82 laipsniai, tai kompas natūralu, kad kaista, komponentai yra galingi. Vien vaizdo plokštė ryja apie 140 W, kai procesorius ryja 30 W. Tai pala, procesorius 3 W ryja ir turi 8 laipsniai, ne kažką. Bet rezumuojant ant... Pala, kokie čia nustatymai? Taip, dar pasižiūrim. Grafika, viskas yra ultra. Šiuo metu tas 3D apkrovos renderinamas ant Full HD, nepaisant to, kompas turi stabilių 60 kadrų per sekundę, tai mes pasižiūrėkim, kokios yra kompiuterio galimybės, kai išjungi šitą 3D vaizdą, nes vis tiek standartinis žaidimas su šiuo 3D ekranu neveiks ir greičiausiai žmogus turintis tokio lygio nešiojamą kompą greičiausiai taip pat galės įsigyti ir atskirą ekraną. Tai man aktualu, koks yra raw performance'as. Nors yra ant 4K grafikų, turim 60 stabilių FPS ir taip pat šis ekranas, kaip minėjau, yra 100 Hz, bet judant greitai tu matai ekrano staterinimą, kas neturėtų būti, ar ne? Tai greičiausiai šitas dalykas bus sutvarkytas kažkokiais programiniais atnaujinimais, nes kompiuterio komponentų specifikacijų dėka taip neturėtų būti. Be to, išsamesnį šito kompiuterio našumo palyginimą mes darysime lyginami šį nešiojamą kompą su panašių specifikacijų stacionarių kompiuterių, nes realybė tokia, nežinau ar žinot, nešiojamo kompo vaizdo plokštė to paties modelio nėra tokio paties našumo lyginant su stacionaraus kompo. Tai tu gali įsigyti kur kas prastesnių specifikacijų kompiuterį ir turėti geresnius skaičius negu su laptopu. Tai užsiprenumeruok būtinai kanalą, kad pamatytum artimiausią video. Tai ar verta mokėtų šitą kompiuterį tokią pinigų sumą? Šiai dienai, kol yra mažai šios technologijos panaudojimų būdų, gali tik vienas žmogus žiūrėti per šitą ekraną, šitą kietą 3D vaizdą ir po kurio laiko tau vis tiek gali pavargti akis. Ar aš rekomenduočiau išleisti maždaug 1500 eurų daugiau už panašių specifikacijų kompiuterį? Faktas iš manęs rekomendacijos nebus. Už tokią pinigų sumą tu gali įsigyti gerą, galingą nešiojamą kompiuterį ir
Oculus Quest 3 3D akinius, kurių dėka tu matysi kur kas kokybiškesnę virtualią realybę su papildytos realybės pagrindais ir tau dar liks pinigų. 2009-2011 metais rinkoje ypač buvo daug televizorių su 3D funkcija ir kur jie dingo? Jie dingo dėl to, kad jie buvo nelabai aktualūs ir reikalingi. Taip pat ir šita technologija šiai dienai turi mažai panaudojimo būdų ir nežinau, ar jinai turės jų daugiau, bet konceptas iš savęs yra tikrai kietas. Tai nepaisant to, tai yra tikrai kieta funkcija, dėl kurios aš labai džiaugiuosi, kad kažkas apskritai daro tokias inovacijas ir tik tokių inovacijų dėka kažkurios iš jų prigyja ir tampa plačiai naudojamos. Tai jeigu patiko šitas video, spaudi patinka, rašai kas patinka, kas nepatinka, dedi subscribe ir lauk manęs sekančiame video.